Sveiki kolegos medžiotojai ir medžiotojos. Dar prieš naujosius metus su LMŽD aktyvu susiorganizavom savo šventinę medžioklę, kuri vyko Žemaitijos platybėse. Dėkui. Ačiū. Mums taip pat buvo netikėta pamatyti Kalėdų senelį su Grinču. Nežinau, kas tai sugalvojo, bet nuotaika buvo superinė ir pasikrovėm visai dienai teigiamos energijos. Savo vaikus, Kalėdų senelį mokyk savo vaikus. Kažkaip žiūrinti senelį, kaip senelis triksi ir kaip vaikai striksi, tai panašu, kad senelis turėtų būti pats jauniausias visam šitam kolektyve. O kolegos atsakydami į senelio performansą sudainavo jam Išėjo tėvelis į mišką. Išėjo tėvelis į mišką, išėjo tėtinėlė į mišką. Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai į mišką. Po energingos rytinės mankštelės susėdom į transporto priemonės ir patraukėm į pirmą varymą. Medžioklei. Valio! Labas rytas visiems, tai pradedam šventinę medžioklę. Kaip matėt, porą stirnelių išbėgo. Kolega, mačiau, vieną šūvį atliko. Tai tikriausiai taikliai. Bet šuniukai dar viduje hamsi, tai laukim, žiūrėsim, gal dar kas pasirodys. Baigėm pirmą varymą, va kaip tik dar saulutė išlindo, senai matyta. Tai šūvių buvo, manau, bus ir laimėkių. Žiūrėsim, kaip kolektyvui sekėsi ir tęsia medžioklę.
Taigi pirmam varime pagrinde buvo stirnos ir lapės, kolegom pavyko sumedžioti kelias stirnas ir vieną lapę, o mes patraukėm antro varimo link. Išbaidėjai lapę? Negeras. Nu, nemačiau. Filmau stirnas, gal kažką kuičiausi, paskui nemačiau. Matei, ką nors sakė? Tai stirnų ten šalia lakstė ant kolegos numeriuką. Vieną paėmė. Tai gerai, po antrą varimą apibendrinsim viską, tai dabar ruošimės antram. Pro šalį. Išbaidysit man su savo Ant kvapais. tavęs eis, tai Su savo kvapais dabar man išbaidysit, jau visas neliūdės. Nieko nepadarys jau. Žinojot, kur. 17, 18. Čia varimo galas, matau. Jo. Super. Kas jo neujas? Pėdinam. Užėjom antram varimui. Dar kolegos matau žaidinę. Ir toj pradėsim. Šiaip labai gražioj vietoj stoviu. Turiu didelį atstumą iki miško. Tai nebus, manau, netikėtumų. Ir turėčiau matyti gražių vaizdų, kaip ant kolegų bėga laimikiai. Pirmoji pasirodė rudoji, bet aš šautuvėlio net nekėliau, nes fone man buvo pastatai, kelias, saugumas neleido to daryti. Kolegos bandė, kuriem buvo geresnis kampas, bet dėja lapė sėkmingai savo nurūko savo reikalais. Tada pasirodė stirnos, kolega stovintis iš dešinės atliko vieną taiklų šūvį, tada nusprendė pakartoti sėkmę, dėja antras šūvis buvo pro šoną. Taigi antram varime taipogi buvo stirnos ir lapės, bet ko nesimato šiame video, tai yra temperatūros pojūčio. Šis video buvo filmuotas gruodžio gale prieš pasirodant sniegui. Ta diena, kiek pamenu, buvo minusinė temperatūra, bet būtent antram varime pakyla toks vėjas, kad atrodo košia kiaurai per visus kaulus, per visus drabužius, per viską. Kas toliau buvo atsimedžiavęs? Man pavyko irgi ten išlaikyti vieną. Ačiū labai. Paulius, lapės stirname. Kas dar buvo? Čia lapės. Dar daug Kiek šūvių buvo? Lapė vienas. Vienas, o kitiem. Stirna vienas. Kažkas apgydžiau bandų. vadinasi, Sveikinimai. valgė. Tai dar kas grįžo? Tai atomka, ne? Stirna. Užžeidinėjom į trečią varimą, atsistojau tokioj gražioj vietoj, kur krūmeliai, pievutė, geras matomumas ir taipogi toliau išbandinėjau naujus lapuotą raik šaudmenis su nauja kulka, kol kas tikrai nepavedė ir kaip pamatysit netrukus sudėtingom sąlygom atlieka savo darbą taipogi puikiai. Neužilgo link manęs atbėga dvi elnio patelės ir situacija tokia, kad arba atlieku šūvį, arba jos pabėgs, nes jau pirmoji stovi žiūri ir aiškiai matau, kad mane mato.
Atlikau šūvį, tik tuo momentu aš dar nežinojau, kad pradžią aš pataikiau į gan storą krūmo šaką, o tik po to į žvėrį. Bet viską išsiaiškinsim varimo pabaigoje. Neužilgo pasirodė būrelis stirnų, bet per tokius krūmus visiškai nemačiau, kur patinas patelė, tai šauti nesiryžau, bet padaviau žinią šalia stovinčiam medžiotojui ir netrukus nuaidėjo taiklų šūviai. Negi šaka taip man pamaišė, bet va matau plaukų, tai yra. Okei. Turėjo būt. Tai va vyrai rado biškį toliau. Būčiau vienas neradęs aš jos. Va tai būna, kaip šakos pasimaišo. Ketvirtam varime taipogi buvo veiksma, tačiau nieko man nepavyko nufilmuotai. Nedėjau jum net kadrų. O čia, kaip matot, vyksta medžioklės pabaiga, pagerbiami žvėris, išrenkamas taikliausias ir linksmiausias medžiotojas. Ir mes visi ruošiamės vakariniai daliai. O jums, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjot, gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą. Medžiotojas atlikęs 11 šūvių, Tūras, Kibišas, medžioja. Pusė stirnų. Paskui mes turim taikliausią medžiotoją šiandieną. Tai taikliausias pas mus, kaip visada, Paulius Pudys. Mūsų medžioklės karalius šios dienos šventinės yra Darius. Kudačiau. Štai ir praradome šiandien Dariuką. Atvažiuojant.